Labas rytas, yra 9 ryto, šiandien važiuojame į kitą miestelį, kuris yra 12 minučių nuo mūsų, Loreto. Nu va, atvykome, net 11 minučių užtrukome, labai čia pat. Ant kalvos įsikūręs Loreto miestelis, tai ir vėjukas šiek tiek čia didesnis ir iškart, kai kilom į viršų, tai net ausis truputį užgulė. Va, iškart pasitiko pirmasis fontanas, tuoj bus išbandytas mažųjų rankyčių. Palietei? Žiūrėkit, gaidžių fontanas. Dar tokio nematėm gaidžiam skirto fontano. Kaip sakiau, Loreto yra ant kalvos, tai va, koks gražus kraštovaizdis atsiveria. Kiek valandų? 9:30. Loreto miestelėje gyvena 12 000 žmonių, tai nėra, kad labai daug gyvena, bet miestelis yra ypatingas tuo, kad yra vienas svarbiausių katalikų piligrimų centrų Italijoje ir kasmet pritraukia apie 3-4 milijonus turistų. Kodėl čia tiek daug turistų būna ir kodėl yra piligrimų centras, tai dėl to, kad čia yra Šventosios Marijos namelis. Jis yra atvežtas iš Nazareto ir yra legenda, kaip jisai čia atsidūrė. Legenda pasakojo, kad 13 amžiuje, kai musulmonų valdžia perėmė Šventąją žemę, katalikai išsigando, kad jie sugriaus tą Šventąją Marijos namelį ir angelai pakėlė namelį į dangų ir pernešė į Italiją, čia į Loreto miestelį. Tai po to mokslininkai išsiaiškino, kad iš tikrųjų buvo angelai, bet ne tokie antgamtiški, kaip čia pasakoja, kad buvo tokia Bizantijos valdovų giminė Angelė ir jie tiesiog perkelė tą namelį čia į Italiją ir taip jie apsaugojo. Tai va, dėl to čia yra tiek daug piligrimų, turistų, viskas susiję su tikėjimu, religija. Va, pagrindinė bazilika Santa Casa matosi. Fontanas gražus puošia visą aikštę. Vau, ypatinga šitą aikštę. Ten kažkoks menas vyksta, eisim tuoj pažiūrėti. Einam pažiūrėti, ką čia piešia taip gražiai. Atėjom kavytės, gal krosanų turės. Sakė paskui? Labai gražiai jauki gatvelė, visur vietinės italų krautuvėlės, visokie drabužėliai, keramika, faina jauku vaikščioti. Vatikano vėliava va matosi. Einame į baziliką.
Labai graži didelė bazilika, labai jauki. Dabar vyksta mišios, nes sekmadienis 10 valanda, tai negalėjom visur praeiti. Bet įspūdingai, vidus gražus, labai papuoštas, vitražai labai gražus, tikrai labai gražiai atrodo. Belenkoks vėjas pakilo, visur viską nešioja, va vandenį iš fontano pila. Gaila, negalime ilgiau pabūti, nes labai smarkus vėjas pakilo, turbūt tuoj bus audra, tai turim grįžti. Renkamės magnetuką būtinai, aišku. Šitą. Va, koks vėjas, viską pučia. Dar nespėjau papasakoti, kad miestelis yra apjuostas sienomis, kad apsaugotų Šventosios Marijos tą namelį, nes anksčiau 15-16 amžiuje labai puolė turkai ir piratai iš jūros, o čia yra ant kalvos. Tas miestelis tai labai traukė akį ir jį vis puldavo, dėl to jis apjuostas sienomis.